kai vienas nusičiaudėjimas virsta į visą laiką varvančią nosį, o trumpas pasikasimas į visą naktį kankinantį niežulį, tada supranti, kaip iš tikrųjų vargina alergija. Kada užsisuki visame tame rate, tai nenori pradėti ieškoti priežasčių ir būdų išsilaisvinti iš tokių erzinančių reakcijų. Pasitarus su alergologe paaiškėjo, kad net nereikia eiti į lauką, jog prasidėtų šienligė. Ir gali skalbti patalynę kasdien, bet jei naudosi skalbiklius su sintetiniais priedais ir kvapais, bus tik blogiau. O ką galiausiai padarėme mes, tai tiesiog ėmėme atidžiau stebėti savo buitį, ieškoti, kur labiausiai kaupiasi dulkės, kuo valome ir skalbėme. Juk visą tai įmanoma kontroliuoti, o ir pasiryžti buvo lengviau nei manėme. Tiesiog kruopščiai išvalėme namus nuo dulkių, atsisakėme valiklių su sintetiniais priedais ir pradėjome naudoti priemonės be dirbtinių kvapų. Ir net kai kurios augalus išgyvendinau iš namų. Iš esmės to ir užteko, kad lengviau atsikvėptume. Dabar ne tik miegame ramiau, bet ir pagaliau nesijaučiame alergenų bei alergijų įkaitais.